studentai turime puikią galimybę susitikti su policijos nuovados atstovais. Labai džiugu, kad jie atvyko pas mus pasikalbėti apie labai aktualias problemas. Taip pat turime ir mokyklos tėvų komitetą, ar ne, atstovus. Mokyklos vadovybė, labai malonu. Ir ši gausa studentų reiškia, kad tikrai tos problemas yra svarbios, yra aktualios ir tas problemas turim spręsti čia ir dabar. Tai norėtumėm pasikalbėti apie būtent plėšimus, užpuolimus ir kurie prasidėjo automobilių vagystėmis, tiesiog atgailų nuo automobilių vagystėmis, o dabar jau įsirutuliavo netgi iki užpuolimų ir netgi dienos metu. Tai galbūt visų pirma paprašyčiau gerbiamų policijos atstovų, kad jie išsakytų tą problemą, ar ne, išsakytų savo pozicijas, prašymus, kreipimas į mus ir paskui prašysiu tiesiog, keliant rankas, išsakyti savo nuomonės, galbūt kažkas kažką matė, girdėjo, žino, dalyvavo, tai tikrai netylėkim ir kalbėkim, nes tos problemas yra per daug stiprios ir aktualios, kad mes tiesiog žiūrėtume tai pro pirštus. Tai prašau. Labą dieną. Dabar aišku, paskutiniu metu paaštrėjo Akademijos miestelyje pažeidimų viešose vietose, vagysčių nuo automobilių, vagysčių iš automobilių, vagiami magnetofonai, vagiami automobilių priekiniai bamperiai ir atvejais, kad buvo sumušti žmonės. Paskutiniu metu padažnėjo pranešimų dėl besibūriuojančio jaunimo, bent jau paskutiniam dienom tiek atvykus, tai konfliktų kaip ir nebūdavo, bet būdavo, stovėdavo 20-40 studentų būtent, ne jaunimas vietinis, o studentai būriodavosi. Anksčiau būriodavosi jaunimas buvo atveju, reiškiasi, stengiamės, kad konfliktų išvengti, reaguoti kuo greičiau tokius pranešimus. Todėl policijos nuovados pusės yra prašymas, kad pagal statistiką daugiausiai vagiami bamperiai nuo automobilių, kaip tos B, Audi 80, tos B, vadinamos, paskui Audi A4, Audi A6, pasitaikė atvejus, kad nuo BMW markės automobilių. Todėl prašymas tokių automobilių nelaikyti prie bendrabučių, yra pas mus Akademijoje saugomas automobilio aikštelė. Todėl tokius automobilius tikrai saugiau laikyti aikštelės. Jeigu yra galimybė, nebūkite abejingi teisės pažeidimam, yra bendras pagalbos numeris 112, pastebėję kažką tai įtartino, būtinai informuokite. Paskutiniu metu, kaip minėjau, buvo eilė vagysčių iš automobilių, kada buvo vagiamos magnetolos. Todėl, jeigu yra galimybė tų magnetolų nepalikit, nuimkit bent priekinius skydelius. Prieš paskutiniu metu, kaip tik su jūsų universiteto 2 studentų pagalba buvo išaiškinto tokio pobūdžio vagystės. Galbūt, jeigu neatsitiks taip, kad atsiras naujas vagys, gal automobilių vagystės, tai vagiami magnetofonai gal aprims, tikėkimės. Čia, kaip sakoma, ateičiai tie studentai bus kontaktinės jiems padėkota. Paskutiniam dienom, kaip ir vagysčių iš automobilių neužfiksuota. Taip pat visi turbūt jau girdėjo, kad įsivyravo konfliktai tarp vietinio jaunimo ir studentų. Todėl iš mūsų pusės prašymas, kad nedarykite, kaip sakoma, savo teismo. Jeigu matot būrelius, informuokit policiją, kaip minėjau, 112, tai būtų atvažiuoja, patikrina, nustato, gali atpažinti asmenys, ateikit pas mus, praneškit, informuokit, kaip sakoma, bendrai visi galim kažką tai padaryti. Kadangi be jūsų pagalbos policija taip pat bejėgė. Jeigu dabar žinot, kad policijos darbas yra sutrumpintas dėl Lietuvoje vykstančios problemų piniginių, bet kiek galim, tiek dirbam. Ir nėra taip, kad policija visai naktį nedirba. Yra patrulio ekipažai,
kurie reaguos į jūsų skambučius ir tikrai atvyks. Tik tiek, kaip sakoma, pamatė pažeidimą, informuokit policiją. Aš noriu pasakyti, labai trumpai. Galiu pasakyti datą, laiką ir 112 telefono numerį. Ką man atsakė? Tai buvo iš kovo 10 į 11 naktį, pusė 2. Aš pati pamačiau pro langą, gyvenu antram name gyvenvietėj, pamačiau pro langą vaikinas, aikštelį šviečia su prožektoriuku į mašinas. Jisai buvo užsidėjęs gaubtą ant galvos, trumpas striukytė, jaunas vaikinukas. Pasiėmiau telefoną, surinkau tą patį 112, man pasakė, moteriškė, jei nesimiegoja, eik prigauti. Ir jūs labai gražiai, studentai sureagavo aktyviai. Mūsų nuovadoje būdinčios dalies nėra, mes, kaip sakoma, nekeliam jo. Čia yra bendras pagalbos centras ir su kuo sujungia jūs, aš tai negaliu atsakyti. Bet paprastai, supratau, jūs prašykit, kad jūs sujungtų su Kauno rajono policijos komisariatu. Nu, mato, sunku atsakyti už tos pareigūnus, kurie taip pasielgė. Ar už tos žmogus. Tas vaikinas teisingai, jisai nuėjo į Tako gatvės, čia buvo viskas prie profesūros šitų namų, jisai nuėjo tas vaikinas. Jis tas mašinas paliko. Bet po to iš ryto atsikėlęs, anksti išėjo, tai mūsų kieme antro namo 3 mašinų langai išdaužyti. Bet kokiu atveju Lietuvoje toks dalykas kaip saugios kaiminystės grupės ir būtent tokiais panašiais atvejais tikrai gali žmonės burtis į tas grupės, susitelkti. Tačiau, kaip dar kas, nedarykit savo teismų. Pagavot nusikaltėlį, pažeidėją. Praneškit policiją ir palaukit, kol atvažiuos perduokit pareigūnų rankas. Jeigu eini vienas, kaip tu pagausi, jeigu jų ten stovi 4. Su manim buvo atvejis toks. Aš išeinu iš parduotuvės, dviese prieina, jau už nugarą stovi vaikinukai ir jau tą piniginę aš įsidėjau, tai gerai, kad nešiausi ginklą. Aišku, jisai įteisintas viskas. Jis sako, duok červoncą, nu čia yra jų žargonas, duok 10 litrų. Nu tai, sakau, neduosiu. Nu sako, mes pasimsim. Tai gerai, kad ginklą atkišau, pabėgo, bet dar 2 prisijungė. Kuo man galėjo baigtis, niekas nežino. Galima tik įsivaizduoti. Tai kaip gali apsiginti, pavyzdžiui, tokie asmenys kaip tas invalidas vaikas iš agronomijos fakulteto? Čiagi visi pasibaisėja. Policija per vėlai atvažiuoja. Taip, per vėlai. Tai yra iš tikrųjų baisu, kokią mes kartą auginam ir kaip mes galim leisti jiem veikti. Nes ką gali policija padaryti tokiu atveju, kada iš tikrųjų iškviečiama yra nusikaltimas. Gerai. Aš iškviečiu policiją ir man prisistatė po 10 minučių. Teisingai. Bet buvo atveju čia girdėta dar tarp mūsų, kad ir 2 valandas sugaišta ir... Nu, mato, kaip kada pareigūnai būna, čia, kaip sakoma, negalima to užtikrinti. Bet kiek įmanoma, pamatės, kurelis duosis. Ir skambinkit. Tol kažkas tai neįvyko, suprantat, tam, kad užkirsti kelią. Bet jie laukia už sienos, aš jų nemačiau. Ar jūsų pareigas įeina tik tai jau išaiškinti nusikaltimus ar ir prevencija? Apie ką mes dabar kalbam, kad prevencija. Tai gerai, tai dabar jau jūs signalų turit seniai, kad tą ribojantį, kad jau numėrė. Ar jau yra ar jau kalbėta su tėvais ir ateityje, ką jūs galvoja daryti, esmė yra tą židinį likviduoti, kitaip tai čia nesibaigs. Supratau, prevencinis darbas yra vykdomas, yra pradėta ikiteisminių tyrimų pagal kokie rezultatai bus. Galima paklausti. Bet ar žinot pavardės dėl tų grupės žmonių, kurie nori sudalinti? Ar su tėvais kalbėta? Prevencinis darbas yra vykdomas. Ar, pavyzdžiui, dar jūsų pavardės, kaip tik dar su tų vaikų pavardėm nesusikerta, nes čia girdėjau tokį dalyką, kad giminystės ryšiai, tėvai, prokurorai, broliai, policininkai ir jie pastovi laisvėje, kaip yra. Nu, matot, kalbų visokių gali. O jeigu yra faktai? Sunku pasakyti. Jie patys taip giriasi ir su tom vagystėm aš dalyjasi perpus su jumis.
Netgi šitai. Tikrai tokių dalykų nėra.